dabar, kadangi mūsų šeimai ir šitiems namams iškilo egzistencinis pavojus, noriu tokią akimirką oficialiai kreiptis ir į tavo pensijų fondą. Ne, uždaryta! Sakykit jūs, vaistų ryte, čia mums daugiausiai ir kainuoja. Motinos sveikata brangiausias turtas. Viešpatie, jūs iš komedijos galėtumėt gerai užkalti. Bet tu to, Daiva, nesuprasi, kadangi tu motinos neturi. Tu iš silkės ikro išsiritai. Taip ir yra. O tau, sūnau, patarčiau visų pirma ir savo šią būtybę įdaryti. Gali net neabejoti, mama, žinoma, kad Daiva savo ruoštų irgi prisidės. Aš pinigų neturiu, net nežinau, kaip jie atrodo. Santaupų gal tu, Daiva, ir neturi, bet tiesiog prašau nuo šiol, jei kažkur eisi ir pamatysi, kad tuščias butelis, nepasididžiuok, nepraeik pro šalį, pakelk. Taip. Buteliavimas, Daiva, nu kaip pažiūrėsi, nu tiesiog nepraeik pro šalį, pridėk ir tu bent vieną kitą grašį prie šitos situacijos, nu kas čia tokio? Išdidi šliūgę. 4-6 buteliai, Daiva, jau gali įgyti duonos kepalą vakarieniai.